Ką, atvažiavau į Vazę, suradau, bet man reikia tualeto dabar, blemba. Kraustamės po biškį daiktus, nešam. Taip, dabar šitas, dienai, blemba, koks sunkus. Suka. Kol kas padedam čia, eisim dėti čia kitus dalykus. Labas pavakarys. Švedija, važiuoju į Karlskroną. Tai va. Ką, nieko dar nepradėjau naujos serijos savo iš naujo darbo. Yra speed camera ahead, I know. I see it's 90 km/h. Nepradėjau dar nieko pasakoti apie savo naują darbą. Kol kas darau eilinį savo gyvenimo eksperimentą. Okay, reikia slow down, nes šią kamerą galima nenufotkinti. Tai čia kamera buvo 80 greitis senai Švedijai sunkvežimiam. Tai va, ką, darau eksperimentą, bandau dirbti kadencijom. Gavau Scania R500, visai faina, gražus vaizdeliai, o aš žiūriu daug amerikietiškų mašinų, kaip daug, jau matau gal kokią trečią per 2 dienas. Švedai žiūriu mėgsta tokią biškį. Jo. Tai va, eksperimentukas su kadencijom, žiūrėsim kaip čia man tiks, patiks, nepatiks, ar patiks, žinai, pasakysiu taip. Vieną minutę gerai, kitą minutę blogai. Kai kas nors nesiseka, tada ai. O kai viskas sekasi, tai gerai. Daug važiavimo kol kas per antrą dieną tik dirbu, tai čia daug nepripasakosiu, aišku, bet sakysim, vakar nuvažiavau į uostą, iš uosto vieno pagrindinę Karlskronos dirbą. Buvo prieš tai vairuotojo palikta priekaba, tai pridaviau tą priekabą, prisikabinau kitą ir važiavau iki už Göteborgo tenai beveik 505 km važiavau iki Kelijos. Tai vakare nuvažiavau, ryte šiandien įsikroviau, tada ten 40 km pavažiavau iki kito miesto ten tokio, chemijos gamyklos, tada pasikroviau ir dabar grįžtu vėl į Karlskronos uostą. Atiduot priekabą, kad išplauktų ir pasimsiu kitą. Tai va tokia va mano pradžia, tai sakau, pradžioj nervai, nesuprantu kur eit, nesuprantu kokius popierius pildyt, kur ten ką rašyt, kaip ten vienoj vietoj priekabą priduot, kitoj vietoj pavažiuot reikia pasiimt, vienu žodžiu. Blemba toks, biškį nervagausi, plius vakar atvažiavau, lietus lyja, tik vakar iš kelto išlipau, vienu žodžiu. Tai va, hebra, tai va, tokia pradžia, tada šiandien, kai pasikroviau, ten tas priekabas atrodo kaip ir geresnis negu Lietuvoje, bet biškį kitokia, priekinis tentas tvirtinasi kitaip. Va, tie diržus reikėjo ten strepiant, skambutis. Jo, tai ką aš ten, kuo ten baigiau? Diržais rišimų kroviniu. Jo, ten biškį pavargau šiandien su to krovinio rišimo. Kai kroviausi, neleido dalyvauti krovime, kaip sakyti, tik stebėti iš šono, tai reikėjo tada atsitentuoti abi pusės, persimetinė diržus, vienu žodžiu, ten tokie maišai didelį, tai jo, pavargau biškį, kol ten susiraišiau, bet susiraišiau. Paskui tas užuolaidos, blemba kažkokios tas priekinis tvirtinimas, ne taip kaip Lietuvoje ir ne taip kaip Anglijoje netgi. Kažkokie keistokie neteko matyti dar to tvirtinimo tokio priekinio. Tai biškį irgi tenai su jais pasivargau. Turbūt taip turėčiau sakyti. Tai va. Prisirišau, ilgai užtrukau su tentavimu, su to strepinimu diržų, rišimu diržų krovinio, ilgai užtrukau, paprakaitavau gerai, fiziškai padirbau, numečiau 3 kg. Tai va, ką, dabar važiuojam, priduosim priekabą ir pasimsim kitą ir žiūrėsim, kas nuo manęs rytoj laukia. Tai va toks va
2 dienų tokia trumpa apžvalga, ne 2 dienų netgi, dar šiandien dar nesibaigė, koks speed limit 70. 70 reikia stabdyti, kamera. Labai daug prieš kamerą 70 ženklų pristatyta. Tai va, ir dabar ką tik pravažiavo autotraukinys. Tai pirmas pastebėjimas, ką pastebėjau Švedijai. Labai daug autotraukinių. Masiškai važiuoja autotraukiniai. Ir va dabar toks palyginimas. Jeigu Lietuvoje tos standartinės, taip sakysim, fūros, ne? Anglai pamyšė ant tų double deckerių, 2 aukščio, o va Švedijai labai daug autotraukinių iš tikro. Ir kai kurie taip atrodo, nu toks C kategorijos sunkvežimis su priekaba, bet kitą kartą būna tas C kategorijos sunkvežimis su puspriekabe prisikabinės, tai toks jau nemažas sąstatas išeina. Jo, nu tai va čia toks, kas iškart kryto Švedijos keliuose, tai būtent autotraukiniai. Jo, matyt atstumai didelį, čia ir Norvegija važinėja, Danų daug, ir Norvegų, sakysim. Jo, daug važinėja. Tai va, Hebrūne, važiuojam toliau, apnimko biškį, gal nelis. Vaisteliai gražus, daug vandens, ežerų, upių. Nu ką, sustojom pirmam kem 5 minučių pertraukai. Užkast reikia, blemba, nuo laivo dar nieko normaliai nevalgiau. Tai va, kažkur tai kišeniai Švedijos negilumoj dar. Exit the roundabout onto Route 27. In 400 meters at the roundabout, take the first exit onto Route 153. After 300 meters, go right on the roundabout and take the first exit. Gerai, čia kažkur tai mano kolonėlė turi būti. Nes tai vienas nesikalkiai. Go right on the roundabout and take the first exit. Nei viena, nei kita. Reikia žiūrėti, kur mano kolonkia. In 100 meters at the roundabout, take the third exit onto Go right on the Bredesensvegen. roundabout and take the first exit, Taip, then ne turn šita. left. Tenai kažkur jinai. Va, IDS-as, mano IDS-as. Exit the roundabout onto Bredesensvegen, then turn left. Tomas Go left on the tos roundabout kolonėlės and take the first exit. Kur dabar tas IDS-as? You will arrive at your destination at 2029. Turn left into the parking lot, then turn left. Štai tu mano. Ar kur čia tave pildytis? Q8, kur tas IDS-as? Man reikia atbalių. Man Your reikia destination is on the šitos. left. Turn right, then turn right. Čia sustojame. Mano raudonas. Einam pažiūrėt, gal ką nors suryt galima. Yra. Ok. Burger Kingas matau ir Makas tenai. Gal čia kas yra. Karlshamno uostas. Čia verko kažkas tai, nu nesvarbu. Uostas mano. Į Gdynę išplaukė keltas. Nu ką, sustojom 45 prie karvių.
prie laukuose ir kažką užvalgysim dabar. Kai vis laik frikadėlės, Lidlinės, super skanios kopūstų salotos. Lidlinė duona labai skani. Švedijos kaimai. Karvės guli savo patenkintos ir niekas jam nerūpi. Tokia graži. Angliškai leibai, lietuviškai kišenė. Ką, dar turiu apie 3,5 valandos važiavimą. Dar bus likę. Rumfjorden. Tai va, patytės įsiverda ir važiuojam toliau. Čia kažkur ten ir nakvosim šiaurėje. Žemėlapis kažkoks, čia gal randuosi, Adishok, nežinau, kažkur čionai. Vienu žodžiu. Tai va, tokie reikalai. Bandau Švedijos kelius, kurie yra fantastiški iš tikro, palyginus su lietuviškais, tai wow, net su angliškais gal net sakyčiau, yra gal net geriau. Vienu žodžiu, iš tikro jo. Labai keliukai superiniai. Švedai ant to pasistengė. Ką, važiuosim toliau, žiūrėsim iki sekančio susitikimo kelyje. Labas rytas iš penktadienio. Ką, šiandien paskutinė savaitės diena. Grįžtu į uostą. Ir turėsiu pertrauką. Trumpą pirmą kartą gyvenime, tokių niekada neturėjau, 24 valandas. Man čia naujovė. Nežiūrės, gražu. Tai va, naujovė man čia stom 24, vienu žodžiu, paskui kompensacijos visokius, bla ir taip toliau ir taip panašiai. Pertrauka vidury savaitės, vienu žodžiu, nu ir gal. Niekada nenustoju mokintis. Jamba. Čia turbūt niekada nenustosi. Keisi darbą, vėl kažkokios tai bus. Keisi, kaip sakyt, dirbsi ant šaltuvo, vėl bus savų, dirbsi ant bačkų, vėl bus savų, ten konteinerį, vėl savi bairiai. Vis laik mokinsis, aišku. Dieva, bet pirmą kartą dabar turėsiu sutrumpintą savaitinį poilsį. Pirmą savaitę iškart sutrumpintas po pradėjimo. Tai va, žiūrėsiu, kaip čia darosi. Na, daugiau mažiau žinau, teoriškai. Žiūrėsim tai praktiškai. Tai va, nu ką, aš jums dabar trumpai apžvelgsiu šitą savo pradinę savaitę. Visokių nuomonių, kaip turbūt jau minėjau, minutė geriau, minutė blogiau, minutė gerai, minutė blogai. Viena žodžia tokia, gal pradžia, vėl ne savo šalis, sakysim, gerai, aš angliškai ten šneku kažkiek, tenai galiu 3-5 žodžius suregzti. Net važiuoja visur švediški ženklai, nieko nesupranti, ten į parduotuvę vėl nežino kainos tos kronom, irgi vėl reikia verstis tenai. Na, tai čia jau tokie, kaip sakyti, ir darbo, ir laisvalaikio niuansai. Bet vieną tikrai galiu pasakyti, keliai superiniai. Važiavau ir greitkeliais, ir rajoniniais keliais, nu, ledas, stiklas, kaip sako, veidrodis, kaip mes ten sako. Visur keliai, nežinau, kokį be važiuotum, tai kai kurie tai atrodo šviežiai patiesti visai, gal taip ir yra. Tai va. Tai taip, keliai super. Toliau, per tą savaitę, kurią dariau, pristatymo taškai ir paėmimo taškai, nu, aš net neturiu ką lyginti su mano buvusiu darbu Lietuvoje. Tai yra, nežinau, kaip diena ir naktis. Jokių ten kol kas, nežinau, čia savaitę labai mažai. Jokių ten kažkokių skylių, kur vos įvažiuosi su dviračiu.
tai kad su fūra visur loto belikiek, rampos geros. Nežinau, nu, čia panašiau kažkas gal į Anglijos Amazon, kur aš dirbu, tenai daugiau. Nu, savaitė labai mažas, kaip sakyt, laikas, kad pasakyt, bet kol kas tai bent jau nuo ten nukreiptas stresas, kai nežinai, kokią skylę turi įvažiuoti ir kaip paskui iš jos reikia išvažiuoti arba kaip tam susiparkuoti. Tai čia jau bent jau šitas kol kas per šią savaitę nebuvo aktualu. Kaip sakiau, tai va keliai, pristatymo taškai. Dažniausiai tai arba logistikos centrai, arba gamyklos kažkokios, tai nu, viskas labai čia kaip reikia. Taip kad dėl šito to, kas iš minusų, tai gana įtemptas grafikas. Praktiškai per šią savaitę turėjau 2 9 valandų poilsius. Ir labai taip spaudžia taip, kad taip, vos ne greičiau, kad va, jau iki paskutinį. Tokia nėra tokio, kai, sakysim, Amazon dirbau arba tam pačiam Sainsbury. Nėra tokio, žinai, laisvumo, gal toks įtampos laisvai. Nesakau, kad ten tave, kaip sakyt, pušina pastoviai, skambinėja kas 5 minutus, kur tu, kai čia prisiklausiau Girtėką, ar ten Lantaną, ar dar kokius velniai žino firmos, ar ten Players. Skambinėja, kur tu, kodėl dar ne ten, kodėl pertrauka patiekėme, nu, nėra čia tokio, bet vis tiek jaučiasi toks, kaip sakyt, varyti iki paskutinės minutės. Kas man, sakysim, nebuvo įprasta. Kiek pas mane tos praktikos patys žinot, aš naujokas šitam fūros darbe, ta kategorija, iš vis negalvodavau apie tos vairavimo laikus, praktiškai niekada jų neišnaudodavai, praktiškai ir daugiau ir apie darbo laiką žiūrėdavai, nedirbti ilgiau 6 valandų, bet pertraukas ir taip toliau. Tai va, tai tiek turbūt šios pirmos savaitės tokios apžvalgėlės yra ir sakau, ir pliusų, ir sakysim, gal. Bet, nu, pradžia, labai ką nors sunku pasakyti iš tos pradžios, tai turbūt, žinai, po savaitės 2-3 mėnesio gal visai kitoks mąstymas mano bus, kitaip matysiu, kitaip mąstysiu ir kitokią nuomonę susidarysiu. Tai va bus įdomu pažiūrėti, sakysim, po dar kelių savaičių darbo, ką aš mąstysiu, arba po kadencijos, ką aš mąstysiu, gal man totaliai viskas apsivers, arba dar pagerės, arba pablogės. Žalių supratimų neturiu. Kol kas, jo, nu daug ką dar reikia surasti visokias poilsio normalias vietas, kad būtų dušai nusipau. Na, uostą tiesa pas mus tenai, kelias naktis uostą nakvojau, yra dušas. Jau tas gerai galėtas, bet nu, dar tokių ant kelio kažkur susirast, dar dėl skelbyklos, nežinau, vis dėlto 6 savaitės reiks įsiskalbti trūkus kažkaip taip. Tai, nu, reiks ieškoti šitų dalykų, bet čia, kaip sakyti, viskas ateityje. Tai va, pirmos savaitės toks trumpas apžiūrėjimas, tai pliusai keliai geri pristatymo vietų geros, kol kas, pabrėžiu kol kas, nes nežinau, kas bus ateityje. Iš tokių mažesnių, kaip sakyti, minusų, toks jau spaudimas, toks varyt iki paskutinio, kaip sakyti, maksimumo, kaip įmanoma. Tai va, gamta graži, daug vandens, minėjau jau, ežerų tikrai tokių uolų, kalnų nėra, dar nemačiau, bet jo, faina, taip sakysim, kol kas, kaip žiema bus, I have no idea. Čia jau nežinau. Tai va, gerai, užtenka plepėti, važiuojam atgal, 6,5 valandos, daugiau kaip 6,5 valandos vairavimo pagal navigaciją. Grįžtam į Ostą, įmam pertrauką, rytoj pradedam dirbti vėl. Rytoj į Göteborgą, kiek žinau, važiuoju. Tai va. Ačiū, kad žiūrite. Buvo komentaras, kad mano praeitas vidosas buvo bevertis. Ne visi bus vertingi. Ką darysi? Kam nepatinka, visiems geras nebūsi, visiems nepatiksi. Kas žiūri, ačiū, kas laikina, ačiū, kas prenumeruoja, ačiū. Taip, kad visiems gerų kelionių, linkėjimai
kolegom buvusiam senukų. Gal dar pasmatysim vėl. Kaip ten sako, nesakysiu tiek to. Keliai nežinomi. Tai va. Gerų visiems kelionių, gerų darbų. Likit saugus keliai. Angliškai sako stay safe. Iki. Vicino a me, con quegli occhi che fanno il cielo. Mamma mia, che poesia, quando mi tocchi scoppia l'armonia. Tu sei il fuoco dentro me, come il tramonto sulle onde blu. Io ti cerco senza un perché, come una stella che cade giù. Felicità è una luce dentro me, come il sole quando nasce su di te. Felicità è cantare senza mai aver paura di chi sei. Bam bam bam, bada bada bam 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 bam. Mi guardi e tremo già, Come il mare dentro la città, piano piano mi prenderai. con 2 parole mi scioglierai. No, non dirmi Che finirà, questa magia, non passerà. se mi tocchi, Lo sento, che sai, questa notte mi ruberai. Felicità è una luce dentro me, come il sole quando nasce su di te. Felicità è cantare senza mai aver paura di chi sei. Bam bam bam, bada bada bam 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 bam, bada bada bam bam. Hey ragazza, vieni qui, balla piano, solo così, dimmi piano, come si fa a dire no a questa follia. Hey bambina, guardami, con quegli occhi, prendimi, notte calda, resto qua se mi vuoi. non dire già. Notte blu sulla città, occhi tuoi, che libertà, cuore va piano già, mamma mia. Che novità, Notte blu sulla città, occhi tuoi, che libertà, cuore va, piano già. mamma mia, che novità. Felicità è una luce dentro me, come il sole quando nasce su di te. Felicità è cantare senza mai aver paura di chi sei. Bam bam bam, bada bada bam 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 bam. Tu sei solo tu, balla ancora di più, tu resto con tu, questa notte solo noi due. Tu come un déjà vu, sento il mare quando ci sei tu, sempre solo tu, nella notte non vai più via. Bam bam bam, bada bada bam 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 bam. Tu sei pazza, Ma resti qui con quel profumo, di lunedì, io ti seguo per tutta la via, come un bambino. dietro ai perché. E mamma mia, Che confusione, per il tuo sorriso, e il mio cuore, io faccio il duro, ma non lo so, quando mi baci, poi crollerò. Felicità è una luce dentro me, come il sole quando nasce su di te. Felicità è cantare senza mai aver paura di chi sei. Bam bam bam, bada bada bam 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 bam, bada bada bam. Lasciami cantare
bam bam